Sveiki, šį kartą atvykome prie Klaišių dvaro Bravoro buvusio. Šiek tiek istorijos. Šaltiniuose nurodoma, kad Klaišių dvarą XIX amžiaus pirmoje pusėje XX amžiaus pradžioje valdė Burbos. Dvarininkas Feliksas Burba XIX šimtmečio viduryje čia pastatė spirito varyklą, keletą kitų ūkinių pastatų. Po pirmojo pasaulinio karo dvaro pastatai ir dalis žemės buvo išdraskyti gabalais, pardavinėjami. 1925–41 metais dvaro savininku tapo Vincas Karvelis. 1941 metais Karvelių šeima sovietinės okupacinės valdžios ištremta. Po antrojo pasaulinio karo spirito varyklos pastato vidus perstatytas ir pritaikytas kolūkio kontorai bei kultūros įstaigoms. Sunykus kolūkiams pastatai liko nenaudojami ir netvarkomi. Taigi šiek tiek pasivaikščiosime, pažiūrėsime, kas liko, kaip atrodė dvaro Bravoras, štai iš kokių akmenų buvo sumūryta. Karts nuo karto filmuojant tenka aptikti iš tokius pastatus iš tokių įspūdingų akmenų sumūrytus. Bet kiek čia darbo, kai pagalvoju, buvo įdėta. O, štai ir gandralizdis ant viršaus pastato. Čia buvo anksčiau kontora, kaip supratau. O dastatyta matosi plytos. Akivaizdus priestatas. Ir čia dastatyta baltos plytos. Nežinau, ar įmanoma atrestauruoti būtų, bet jeigu ir įmanoma, tai reikėtų labai jau milžiniškų investicijų. Dabar čia paukščių karalija. Štai balandis prie gandralizdžio įsitaisęs. Ten tolėliau irgi kažkoks sunykęs jau statinukas, senovinis pastatas įgriuvęs, tiesiog sukežęs. Štai visai prie pat buvusio dvaro Bravoro yra Klaišių akmuo, valstybės saugomas gamtos paveldo objektas, 3,18 m, ilgio 4,55 m, pločio 83 cm.